mane išsimiegot neduoda. Pajudam iš stovyklavietės, nuotaikos mygios, atsikėlėm 5:30, dabar išjudėjome link Austrijos. Judam, padėsim kaip tai išvažiuosime, nes žinau kaip tai važiavom, trauksim per zoną. O čia mūsų pusryčiavimo vieta, nes, kaip žinoma, mes nakvojame nelegalioje vietoje, įmonės teritorijoje, kuri įžuvino žuvis, bet čia buvo Henriko sprendimas, nes jis sako, o, čia yra ežeras, važiuojam prie ežero, ten bus puikiai vieta mums pernakvot. Tai mes nuvažiavome, ženklas po ženklo rodė, jog draudžiama net vaikščioti, bet mes praslinkome su motoroleriais į tą teritoriją ir pasistatę palapines ten pernakvojame. O šį rytą mus pasitinka kalnai ir nuostabus vaizdai, tai let's go, važiuojam ir žiūrim, kaip mūsų varikliukai atlaiko šitą visą spaudimą. Mėgojom kokias 6-5 valandas, tai biški šiek tiek mažą miego, bet užtat prasidėjo kalnai, iš vienos pusės įdomu, iš kitos pusės su kokiais mes šie aparatais važiuojam. Nu, traukos nebėra, labai sudėtingai vėl gal į kalniukus, bet nuo kalniuko eina kaip iš pypkės, tai to balanso reiktų, bet į kalniukus iki 20 greitis taip nukrenta, nu tai labai sudėtinga, bet kažkaip bus smagu, man atrodo, jau gražu, jau gražėja horizontas, viskas super. Stojom, laukiam Sigio, nes jis karočią nuvažiavo toliau, po to laukia mūsų, mes prasilenkiam, jis net ten nusuko. Žodžiu, laukiam Sigio, bet čia įvažiuosiu, nes jis iš 5 kilometrų. Martynas čia balastą atsikratyti bando. Viską meta lauk. Nereikia? Nu, aš nežinau, aš tik šaukštą valgiau, o dažniausiai tom kažkur valgy, tai... Bet kiek pinigų išleista ant savo? Aš tai nieko neleidau, močiutė nupirko. Tai gaila, ne? Nu, man gaila, aš ir peilį... Tipo, peilis irgi nebuvo baisiai brangus. Nežinau, nieko, nu... Pildu pasilyt. Solo, you did make me go low. You know, say me catch a vibe, I don't wanna lay low, but I wanna lay low.
Diesel, got my shot, I'm going crazy. Na kągi mes čia darom? Problem. What's the problem? Same old problem. Čia matot yra skylė. Žodžiu, yra. Ir aš nežinau, ar jin ten vapšė jau viso, ar dar galiu vėl užbintuoti ir vėl lėkt. Prašom, nesikeikim. Į vandenį. Karštą bulvę. Nu, status update. Nu, lyg ir susitvarkėm. Bandysim vytis Lauriną, nes man rods jisai jau toliau nei mes. Jau sunkiai šnekas, nes labai ir į tualetą nori, ir labai dušna. Ir tam pavėsi plius kiam, bet nu nieko. Į vieną važiuojam dabar. Tai važiuosim, bandysim pasiekti dar 130 km. Kažkas tokio. 100 km, tai pasimelskit už mumis, nes kalnai artėja, Alpės artėja ir čia jau man sunku bent, tiksliau ne mano, šitam vat, skierkai mano. Bet Šitam žvėriui. Bandysim įveikti, nu, lėtai, bet bandysim damušt. Damušim. Truputį mankštos reikia padaryti. Sėsnyt tombis. They make me go low. Galim lėkti toliau. Nes liko 100 iki 1. But I wanna lay low. Diesel, got my shot, I'm going crazy for you. Bull's eyes, got my tongue, I've been craving for you. Karšta šiandien taip pat, visai šilta. Bandom kažkiek kaitint, vėl kažkur jie pasiklydom vieni nuo kitų. Dronus tau pasikėliau, dingo. Bet tu pažiūrėk, šie grožis, kokio grožio čia yra. Kalnai, jūra, vandenis, nu belekas. Ir Vespūnė, veidą nudegęs, ūsai jo ataugė. Nu dar biškį liko, bet smiega čia. Bauda čia yra. Gaila nėra gero kranto išsimaudyt. Tai bandau kaitint toliau. Iki vienas lieka ten 8 kilų. Tai bandysiu pasiekti. Šiaip visai gerai važiuoja, nežinau. Galiu palaikyti nereikia. Na, Nu, status update. žodžiu, prakiūro duslę. Opa. O čia va. Tai žodžiu, ir parpė garsiai, bet čia nieko tokio. Su to galima sutvarkyti, ausinukus turiu. Bet man rodos sankaba jau eina į pabaigą, atsisako gyvent. Tai man rodos gal iki Austrijos datrauksiu, gal toliau. Nes jau ir iš vietos labai sunkiai išvažiuoju ir viską. Atrodo labai lengvas, daug neprisikrovęs, bet nežinau. Jau va, gali rydą parodyti. To 10 000 hitinsiu. Vis daug ant 10 000 išsitaško. Būtų bairis, šiaip nepykčiau. Nu jo, būtų užtarnauta. Tai jo. Tai jo. Manau, varom sygį gaudyt, jis kažkur už kem kilų, gal pem jau. Viens į savo važiuoja, bet nieko. Pasivysim kaip nors. Vis dar keliauju vienas. O motoroleriu. Kolegom sakė, trauka dinginėja. Žiauriai jo šiandien karšta. 3-2 šilmos dabar. Atvariau prie upės. Pabandysiu biškį iššokti, nes tai gal biškį ir varikliuką taušinį, nes jau 200 virš kilometrų važiavom. Lemba. Net transmisija pakaitus, viskas pakaitė. Čia žiūriu. Gali būti.
biškiuką kažką, matai. Biški taip kažkaip, man atrodo, tepalą per alsoklį išputę ir atgal į filtrą ir dabar reiks biški gal išsim filtrą pasižiūrėti, ar nebus prisikaupę tepalo, nes iš voštuvų skydinės, aš žinau kaip pasakyti, angos būna ar per alsoklį išmeta atgal, kažkaip šlanga išvesta yra į filtrą oro padavimo. Tada buvo bent kaip pirkom, tai šlapi filtrai tepalo pritraukti. Tai reiks dabar irgi tada nusiardyti, pasižiūrėti, ar neužtraukia, jeigu ištraukia išsigręžt, bent geriausia būtų dar ir išsiplaut, bet matysim, kokią situaciją atsidaryti pirmą reikia. Biški tepalo yra jau filtre. Ten kažkoks molis iš nugaros, kažkoks čekas kaimėtis. Reikia bandyti šitą visą išsigręžti tepalą, išsivalyti filtrą ir dėti atgal. Nėra čia tiek daug, galvau bus šlapia, bet šiek tiek nedaug yra. Reikia išsivalyti, vis tiek pasidaryti jau tvarką ir įdėsim toliau. Matau, kolegos prisijungė, buvo dingę, atsirado. Pasirodo, nori nusipraust. Girdėjau iš garso, kaip atvažiavo, tai garsas kitoks, pakytęs. Kažkas yra su duslintuvu, su trūku ar kas yra. Tai nežinau, reiks pasižiūrėti paskui, kas ten per situaciją. O dabar reiks savo susitvarkyti palaikyti. Nežinau kaip ištraukti, galvas, kad prieš vėją kapojam, daug problemų, nežinau ar išsisidėję, ką daryti. Get my shot, I'm going crazy for you. Bull's eyes, get my target, I've been craving for you. These eyes, get my shot, I'm going crazy for you. You're my life, only you be my baby. You're my life, only you be my baby. Tell me what I wouldn't do for your love, girl, all I want from you is your trust. Tell me what I wouldn't do for your love, girl, all I want from you is your trust. Tell me what I wouldn't do for your love, girl, all I want from you is your trust. Šis lietus truko galbūt tik tai 15-10 minučių, tad vis tiek persirengėme, užsidėjome drabužius nuo lietaus ir judėjome toliau link Vienos. Ir kaipgi be lietaus? Taigi ir vėl pradėjo lyti, o mes nestabdom, nes mes jau esam pasiruošę tam. You make me go low. You know, see me catch a vibe, I don't wanna lay low. I don't wanna lay low. O, pirmas brikčekas ir turim šonaslydį. Taip. Nu, svarbu sustojom. Paaiškino, kad niekas tikrai neveikia, jokie stabdžiai ir ką, varom toliau. Tell me what I wouldn't do for your love, girl, all I want from you is your trust. Tell me what I wouldn't do for your love, girl, all I want from you is your trust.
Galiausiai Henriko duslintuvas nulūžo, bet tai buvo labai juokinga, nes per kiekvieną kalniuką, kada jis pravažiuodavo, visą laiką motoroleris sudirbdavo garsiau ir visi aplinkiniai atsisukdavo. Ir realiai visą tą laiką, kol važiavome Vienoje, visą laiką pliaupė lietus, viskas buvo šlapia, bet buvo žiauriai smagu, nes žinojome, jog tikslas yra arti. Už 5 km buvo mūsų hostelis, kuriame apsistojame, tai tikrai buvo paprasta važiuoti, kada jau žinai, kad esi netoli ir esi mieste, o ne kažkur laukuose. Iki šios akimirkos. Tripukas normaliai, tik tai tas mieste užliejimas buvo, dar tokio gyvenime nemačiau lietaus. Ta prasme taip dengiausi, neįmanoma buvo. Nu ir aišku, paskui pagavau tos bėgius, tai ten gavosi, tik tai žiūriu, slide, drifto, boom, na, tik tai ir viskas. Tai ten susirinkom, nieko baisaus. Viena pasiekta ir mes to džiaugiamės. Rytoj nežinau dabar, kas jau mūsų laukia. Bet palei kilometrus, tai žiauriai gerai renkam, šiandien irgi kokia 30-300 surinkom. Tai vėl pasitumėjom pusdienį į priekį palei planą. Tai realiai laimėjome 2 dienas bendrai, nes vieną dieną 330 važiavom, dabar 300 įvažiavam ir dar vieną dieną 400. Tai bendrai 2 dienas priekį, tai labai gerai sekas. O, kūrų, ką lesi? Look at this shit. It's a pasta, it's a Italy pasta. Gerai kryžiui degęs ten. Aš dėl to ten ir važiuoju. Bet čia va kaplą visą tai va įdegęs, va bachūras. Nu, saulė, va, ima visus čia, visus renka po truputį. Atrodo mūsų irštva. Kiam $5 ir mes čia esam. Viskas šlapia, viskas džiūna. Dar kažkiek dalį džiavyklę sumetėm. Badai pčiautą koją. Nu, karočią, bachūrų irštva. O čia kadras iš drono iš mūsų kambario. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, spaudėm subscribe mygtuką ir važiuojam toliau.